Labas, ko tokia nuotaika? Labas, ko? Pavalau mikriuką. Atsisuk. Ne, nu kas čia dabar? Į vakar ploviau marškinius. Nu, išklausė antrą, kad sunku tau. Ir taip, sunervina, pavalau mikriuką. Dar svarbiausia reikėjo eiti iki kitos statelės. Ten įlipus, kai visad bobutė bando gerti kažkoks mineralinis, ką ten. O tau reikia visada šalia bobučių stovėti. O tai, kad nebuvo vietos, ką aš tau galiu padaryti? Atsistoju, suko, prasuko, nu ir va, smagu ir aš atsigėriau, žiauriai gerai. Tu ką? Bus ką atsiminti? Nekenčiu darbo, ofisas taip toli, važinėti kiekvieną dieną su troleibus arba su mikriuku. Būtų mašina iškart greičiau nuvažiuotum, per 15 minučių vargo nebūtų. 15 minučių, tu žinai, kiek marškinius laiko reikia plauti? Tai sunku tau išplauti, dėl ko skalbimo mašiną nusipirkom. Plauti tai nieko, lyginti galvoja malonumas. Pats O tai ką tu daugiau veiki per dienas? Nieko ir neveiki ir Pats galėsi lyginti. pamėgink nors kartą tu tos marškinius išsilyginti, nėra taip lengva gi. Kada? Aš tai ir darbą turėjai, ir po darbo dar ir maisto nupirkti, o ką tu sėdi, va, savo melodramą žiūri? Pasižiūrėk, kiek valandų, pasižiūrėk, 6. Pilna laiko, galėsi išsilyginti. 6? Jo, ačiū, po darbo dienos tikrai nenoriu daugiau atlyginti ar kažką daryti, o noriu pailsėti. Tai eisiu su tokiais marškiniais. Ačiū. Žinai, mažuti, aš irgi vis pagalvoju, kad mums reikėtų naujos mašinos. Tau ryte nereikėtų taip anksti keltis. Galėtumėm dažniau ir pas tėvus nuvažiuoti. Ir šiaip kur nuvažiuoti. Su draugais susitikti. Ar šiaip galėtumėm ir prie jūros nuvažiuoti. Neatsimenu, kada paskutinį kartą buvom. Atlyginimas juk tavo dabar visai neblogas. O tu manai, mane nusibodo. Galvoju, aš nenoriu mašinos. Tik iš kur pinigų gauti? Atlyginimas tai geras, bet vienas ir dirbu tai visai nesenai. O iš tėvų kažkaip, nenoriu skolintis, bet jie tai neturės tokios sumos. Už 1000 juk pati manau, žinai, kad mašinas nenusipirksi. Nu, už 1000 gal ir nenusipirksim, bet už kelius tūkstančius tai rasim tikrai kažką. Ne naują, panaudotą, bet kažkiek laiko vis tiek galėsim pavažinėti. Ir aš žinau, iš kur pinigų gauti, nereikės tėvų prašyti. Galim pasiimti kokį greitąjį kreditą. Tavo atlyginimas visai neblogas, grąžinsim. Kokios pas juos palūkanos? Nežinau, bet va, pažiūrėk. Čia lentelėje aiškiai surašytos visos mėnesio įmokos, pasirinkus skirtingus laikotarpius. Manau, geriau įmame ilgesnį laiko tarpą. Ką manai? Kad viskam užtektų pinigėlių. Ir bendra įmoka būtų tik tai keli šimtai litų per mėnesį. Būtinai įvertink ne tik mėnesio įmoką, bet ir visus paskolos mokesčius. Kai jau vis dėlto sugalvojate, kad jums paskola reikalinga, tai labai įdėmiai pažiūrėkite. Praktiškai gali būti, kad palūkanos, visą tai, kiek jūs turėsite sumokėti greitųjų paskolų bendrovėje, gali būti nuo 15 iki 20 kartų daugiau negu kad banke. Žmogus, kai jis ima paskolą, jis moka ten tą, kas būna paprastai labai gražiai paviešinama, kiek kainuoja pinigai. Tai yra tiesiog paskolos norma. Na, tai tarkim 10 metinių procentų ir taip toliau. Toliau visada reikia mokėti kredito sudarimo sutartį. Tai yra tarsi tas techninis veiksmas, kai darbuotojas apiformina, ten suveda duomenis ir taip toliau. Dar gali būti kartais reikalaujama, kad kreditas būtų draustas, tai jums dar draudimą reikia mokėti. Galimi dar įvairūs tokie ir bankuose, ir greitosių paskolų bendrovėse, kad, ypatingai čia galbūt dažniau bankuose, kad jūs turite mokėti už paskolos ten aptarnavimą kažkokį tai mokestį. Bet rezultate svarbu ne pati ta mokesčių struktūra, kiek ta bendra kaina. Ir iš tikrųjų, kai žmogus ima paskolą, jis turėtų klausti ne kokios yra paskolos palūkanos, o kiek jam iš viso šitas malonumas kainuos. Geriausia, kad būtų visiškai vaizdu ir tai privaloma pagal įstatymą, paskolos tiekėjas privalo pateikti galutinę sumą. Tarkime, skolinotės 1000 litų, kiek turėsite grąžinti per tą visą laiką. Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, aišku, yra delspinigiai. Šiaip Lietuvos įstatymuose yra numatyta, kad ta suma turėtų būti panašiai apie 200. Realiai yra tyrimų, kurie rodo, kad kai kurios greitosios
greitųjų paskolų bendrovės buvo pasiekusios lygį, kad tai būtų net iki 2% per dieną. Čia turime galvoje 200 per dieną. Ką reiškia 2% per dieną, tai yra sunku tiesiog įsivaizduoti. Na, vidurkis, kiek supratau ir kiek apžiūrėjau šiuo metu, yra šiek tiek mažiau negu 1% delspinigiai. Bet ką iš tikrųjų reiškia delspinigiai ir ko paprastai žmonės nežino ir kas čia yra svarbiausia. Jūs, tarkime, turite skolą ir jau ateina momentas, kada jūs neišsimokote. Jūs pradedate mokėti delspinigius ir kai jūs mokate delspinigius, jūs turite suprasti, kad jums atrodo, kad jūs atidavėt 100 litų, o jūsų delspinigiai, tarkim, 150. Jūs įsivaizduojate, kad skola mažėja, kad jūs skolą atiduodate. Aš esu pastebėjęs, žmonės nuoširdžiai tiki, kad tas 100 litų, kuris nuėjo tam, ir yra skolai sumažinti. Reiškia, jis kažkaip tos delspinigius tarsi pažįsta. Pagal įstatymus ir pagal visas nuostatas ir dažniausiai pagal taisyklės, jūsų sumokėta 100 litų dengia tik tai delspinigius. Be viso to paprastai greitųjų paskolų bendrovės žmonės informuoja savo gavėjus, kad jau jie vėluoja ir siunčia jiems laiškus. Šitų laiškų kaina irgi yra kažkokia kosminė, jin gali siekti 40-50 litų už tai, kad jums atsiuntė laišką, priminti, kad jūs turėtumėte jau, kad jau jūs vėluojate. Jeigu matote, kad pradedate vėluoti, iš karto eikite ir labai tiksliai aiškinkitės. Niekada nepasirašinėkite jokių papildomų dokumentų, papildomų įsipareigojimų, kad, jie jums gali sakyti, kad, jūs dabar parašykite dar kokį nors ten įsipareigojimą lapą, vekselį ar dar ką nors, užstatykite ką nors, tada nesumažinti. Niekada nepasirašinėkite, nes jūsų pasirašytas popierius gali netgi staiga jūsų paskolą dar labiau padidinti. Pirmiausia, visada, nesvarbu koks būtų greitasis kreditas, normalus pirmas ir esminis dalykas. Nes nekišti galvos į smėlį ir nevaidinti, kad problemos nėra, priimti problemą kaip realybę. Žinai, pagalvoju visas tos palūkanos įmokas, gal geriau palaukim, atsistosim ant kojų, pasitaupysim pinigų ir nusipirksim normalią mašiną, nes dabar nusipirksim padėvėtą už kelis tūkstančius, pagalvoju, dar kiek remontui reikės, vėl iš serviso neišvažiuos. Teks pataupyti. Greitasis kreditas galbūt gali tapti išeitimi, jei pakliuvai į keblią situaciją ir tau skubiai reikia nedidelės sumos. Tačiau gerai vertink, ar galėsi laiku grąžinti skolą, kiek sumokėsi palūkanų ir kitų mokesčių. Atidžiai perskaityk sutartį ir žinoma, rūpestingai saugok asmens duomenis.